Šiandieną turime labai gražų renginį. Raseinių krašto talentai 2013. Gerbiamas Edgaras, esate šio renginio organizatorius, iniciatorius ir sakykite, nuo kada pradėjote organizuoti šį konkursą? Šis konkursas pradėjimas buvo organizuoti žymiai anksčiau iš tikrųjų, prieš 10 metų, kad atėjau dirbti kultūros centrą, tik tai būdavo gal kitoks pavadinimas. Bet būtent Raseinių krašto talentai tai 4. kartas, dabar šiemet sukako. Ir kaip matot, kiekvienais metais vis daugėja dalyvių, didesnis žmonių susidomėjimas. Mums tiesiog ir malonumas, ir pareiga žiūrovams toliau tęsti šią tradiciją ir, kaip matot, ir tų talentų kitais metais vis daugėja, vis žanrų įvairovė. Tiesiog manau, kad viskas pavyko normaliai ir atrodo 4. kartą, bet toks jausmas, kad jau mes darom pakankamai seniai tą renginį. O kodėl sugalvojot būtent šitokį konkursą? Žinot, čia jokio dviračio neišrasi. Visoje Lietuvoje, visam pasaulyje vyksta panašaus pobūdžio konkursai. Tik galbūt aš manau, kad tokių konkursų turėtų būti dar daugiau Raseiniuose, nes, kaip žinot, visi kalba, kad blogas jaunimo užimtumas, trūksta renginių, trūksta užimtumo. Tai šiandien pamatėm, kad motyvacijos netrūksta tiek kultūros darbuotojams, tiek jaunimui dalyvauti, save parodyti, išreikšti. Tai tame ir yra pagrindinis pretekstas neusidėti savo pliusiuką, kad aš pasidariau renginį. Bet esmė, kad darai tai, kas patinka žiūrovui, juk mes tarnaujam žiūrovui. Mes už tai gauname pinigus, mes už tai išlaikom šeimą, mes pagaliau darome tai, ką mes labiausiai mylime, ką mes geriausiai mokame. Ir tokių renginių, sako, darykite daugiau. Aišku, kiekybė, aš ne už kiekybę, sakau, už kokybę. Kad būtų mažiau renginių, bet jie būtų kokybiški. Bet aišku, priklauso labai daug kas ir nuo lėšų. Pavyzdžiui, šį vakarą mes pusę sąmatos faktiškai renginio gavome iš rėmėjų. Tai yra rėmėjų paieška ir daug kas susideda į pinigus. Bet aš manau, kad tų renginių reikia tokių daugiau. Aišku, čia ir man toks kaip ir, kad reikia įsivažiuoti, kad reikia daugiau. Bet žinot, ne visą laiką išeina laiko, noro ir sveikatos. Visko padaryti, ko nori kiti. Kas padeda jums organizuoti, kas remia šitą renginį ir priskiria prie didžiojo prizo? Šį renginį rėmė rajono savivaldybės, bijau pameluoti dabar, paskutinio posėdžio, 7 šaukimo, 52 posėdžio dalyviai, tai yra visi ten buvę ir tarybos nariai, ir seniūnai, ir švietimo kultūros atstovai. Labai daug prisidėjo savo grynais pinigais, galime taip pasakyti. Tai ir mes labai džiaugiamės ir žinome, labai džiaugiamės savo informaciniais rėmėjais, be kurių nebūtų tiek žiūrovų, ir tiek ir jūs, ir visi kiti. Ir be jokios abejonės mes džiaugiamės ir globėjais, ir organizatoriais. Aš savo kolegom labai didžiuojuosi. Jeigu čia ne mano vieno produktas, ką šiandien mes pamatėm. Tai visų darbuotojų, nuo šlavėjų iki administracijos, nuo režisierių iki garsistų, didžiulis darbas įdėtas, kurio nemato aplinkiniai. Tai yra mūsų ta virtuvė atrodo nepastebima. Iš tikrųjų, paskui ką pamatom, tai yra tas rezultatas. Turbūt ir dar kitais metais tos konkursas įvyks. Sakykite, Edgarai, kas turėtų atsitikti, kad pasakytumėte stop, daugiau tokių konkursų nebedarysiu? Visų pirma, turėtų būti stop, jeigu tai visiškai nepritrauktų žiūrovų, nepritrauktų kūrybingų, talentingų jaunimo, vaikų ir pagyvenusio jaunimo. Visų antra, manau, režisierius pats jisai turi pajausti, jeigu jis jaučiasi išsisėmęs viduje, kad jau kartuojas tas pats per tą patį, jokių naujovių, jokių įdomybių. Jis manau, kad tai galima pakeisti, tą talentų konkursą galima padaryti visiškai kitokį. Tai nebūtinai turi būti Raseinių krašto talentai, tai galima pakeisti vienais metais padaryti, tarkim, vokalinių ansamblių jaunimo ar ne muzikos grupių konkursą. Galima padaryti choreografijos šokėjų konkursą, nuo kurių labai apstu mūsų rajone. Ir galbūt kitais metais iš komisijos buvo tokia idėja iš gerbiamo Rimanto Turčinsko, kad galbūt padaryti, neišskirti tik tai vieno laimėtojo, bet padaryti galbūt iš kategorijų, meno žanro kategorijų nugalėtojus. Ta prasme, kad būtų atskirai viena dalis renginio choreografijos, kita renginio, tarkim, teatro, kita muzikinių grupių ir trečia ten vėlgi vokalistų. Ir paskui iš tų kategorijų išrinkti pačius geriausius, nes dabar matot labai daug, o norisi apdovanoti visus, išskirti, bet tenka vieną tik išskirti. Tai galbūt tas renginys išliks, bet galbūt jis bus kitokio pobūdžio.
kad nebūtų tas pats štampas dėtas kaip ir visur. Tai visiems labai gerai, tu mane matai, aš tave matau gerai. Ir jeigu čia polizuoti stiklai, tai labai labai blogai. Žiūrim mes kartu, o matau tik aš tave. Ir stiklus pakeisiu. Prisiklausiau visokių tų dalykų, tai vienas toks mane užkliau jaukingas, na aš sakau.
pasižadinai mane pažadinai ir liūna, taip ir man vykti mane trukdo, gyventi trukdo, kaip nuolat vyksta viršurdo, priekis buvo, čia užaugit, kai mažai zinga, būna pat nieko nespėjom, nieko čia rimto, tad nepyk ir jeigu nepatinka vietoj lik. Kaip atrodo, taip ir yra užuojauna, rankos į viršų kyla, gramo tyla, nemėgam tegu mūsų žodžių prabyla, mes tie, kuris tavo kraštą gyvino. Ką čia iš tiesų ir be pasakysi? Gražu, prasminga, gal atrodo paprasta, bet kad užlipti ant scenos yra sudėtinga. Aš tik tai džiaugiuosi, kad scenoje šiandien stovi toks gražus būrys atlikėjų. Gražu dar ir dėl to, kad Raseinių krašte talentų yra. Yra labai daug. Ir kas žino, kuris iš tų žmonių, kurie stovi čia, po keliolikos metų taps garsiais dainininkais, šokėjais ar muzikantais. Pirmiausiai noriu padėkoti tėveliams. Jūsų didelio rūpesčio, jūsų širdies šilumos dėka, jūsų vaikai scenoje. Turbūt pats geriausias jausmas pamatyti juos pažangiai, gražiai augančius, gražiai bendraujančius. Nugalėtojai išrinkot, ne komisija, man atrodo, išrinkot jūs. Rasime kviečiam į sceną. Noriu paklausti, o gal jūs žinot, kas nors kam duota? Pakartoti tai visų žiūrovų šauksmus. Austėjai! Štai turime mūsų Raseinių krašto talentai 2013 nugalėtoją Austėją. Atliko puikią dainą, puikiai dainininkė ir pačios Austėjos noriu paklausti, tai kaip dabar jautiesi? Jaučiuosi tikrai neapsakomai gerai ir prasme, tokia gimtadienio dovana, kad net laimi talentų šou, tai tiesiog neapsakomas džiaugsmas. Ar pirmą kartą dalyvauji? Taip, šiuose talentuose tai pirmą. O kaip apsisprendai šiemet dalyvauti? Nežinau, sakau, pabandysiu, tai va ir išėjo. Kitais metais ir dar kitais, be abejo, konkursas taip pat ko gero vyks, dalyvausi ir kokie to planai? Iš tikrųjų, nežinau, kokie mano toliau planai, bet dalyvausiu. Ar savo gyvenimą sieji su muzika ir su dainavimu? Taip. Nori būti dainininkė? Labai. Ar turi savo idealą? Taip, turiu. Kaip pasakyti, gal Kristina Aguilera, dėl to, kad jinai labai labai gražiai dainuoja. O pati dainuoji nuo pat vaikystės? Taip. Nuo pat vaikystės tėčio dėka. Tai šiaip aš labai turiu didelę tarti ačiū tėčiui už tai, kad jis vien padeda man toliau tobulėti, pasako klaidas.
Negriežtas tėtis. Nu, kaip kada. Ir tėvelio noriu paklausti, muzikos mokytojas, nuostabus muzikos mokytojas ir jūs kaip savo dukrytę pastebėjote ar skatinote specialiai eiti tuo keliu? Čia turbūt paskatinti neįmanoma, nes kai Austėja pradėjo net nekalbėti, jį pradėjo dainuoti. Jis vienų metų jau traukdavo Titaniko visą melodiją, be žodžių. Yra ir nufilmuota, ir įrašyta. Labai tiksliai intonuoja, labai greitai pagauna, greitai įsijaučia į kūrinį ir manau, kad jos antras gyvenimas yra daina. Tai jūs ko gero buvote tas žmogus, kuris ir pastumėjote į sceną? Sunku pasakyti, kadangi mano gyvenimas surištas daina su muzika, gal ir vaikas pasirinko tą tėčio kelią tokį. Sakyčiau, nelengva menininko kelią. Dauguma sako, kurie ir aktoriai, ir muzikantai, kad nenorėtų, kad jų vaikai jų pėdomis. Kokia jūsų nuomonė? Aš visiškai taip nelaikau, kad nenorėčiau. Tiesiog, jeigu jai malonus tas gyvenimo būdas, darbas, tai tik sveikinu. Nes negalima parinkti profesijos. Tuo labiau, kad Austėja myli muziką, myli dainą. Aš galvoju, kad jai seksis ateityje. Ir toliau žadate padėti ir skatinsite? Be abejo, kiek galėsi, tiek padėsi.